Tai klientas yra su tokia negalia, kur sunkiai valdo pirštus, yra vežimėlyje. Pirmas dalykas, ką mes jam pasiūlėm, tai šakutė vairui, kuri padeda tvirtai laikyti ir manevruoti. Antras dalykas yra rankinis valdymas, turintis papildomas funkcijas, tokius kaip posūkiai, garso signalas, šviesos. Pats akceleratorius veikia tokiu principu, jog veikia palenkimo pagalba. Tai vadinasi, nereikia jokių pirštų tam, kad paspausti tą akceleratorių. Tiesiog užtenka riešo pagalbos. Jisai taip pat turi ir rankinį stabdį, momentinį stabdį, kuriuo metu galima perjunginėti bėgius. Tai yra iš parkingo į drive'ą. Ir dar aš jums parodysiu liftą, kuris palengvina žmogui sėsti į automobilio sėdynę. Tai pirmas dalykas, ką žmogus turi padaryti, tai įsėsti į krepšį. Privažiavęs su vežimėliu, užsifiksuoti kilpas, pakelti save iš vežimėlio ir rankų pagalba tiesiog įčiuožti